Sveikos merginos, noriu Jums pristatyti Womi Casual suknelės dėvėjimo instrukciją. Ir noriu parodyti, kad šita suknelė yra skirta kiekvienai nuotaikai, kiekvienai moteriai ir kiekvienai dienai. Štai čia matote šitą suknelės modelį, kuris yra galbūt paprasčiausias ir kuriam papildomos instrukcijos dėvėjimui nereikia. Tačiau jį labai greitai ir paprastai transformuoja. Lietingą ar šaltą dieną šį kaklą jūs galite panaudoti kaip gobtuvą. Arba kaip šaliką prie suknelės rankovių ilgį jūs galite reguliuotis pačios pagal jūsų nuotaiką ir pagal lauke esančią temperatūrą. Suknelės rankovė gali būti ilga, bet ji gali būti lygiai taip pat ir trumpa. Galite pasidaryti 3/4 arba vėl pasidaryti ją ilgą. Šį šaliką galima naudoti taip pat kaip kardiganą prie suknelės užsigaubti. O dabar Jums noriu pristatyti vieną elegantiškiausių suknelės Womi Casual dėvėjimo būdų. Pirmiausia, ištraukime vieną rankovę ir ranką kišame per kaklą. Tada šią rankovę panaudojame kaip dirželį aplink juosmenį. Jį pritvirtiname gale ir kaklą panaudojame kaip bolero. Raukšlės gražiai išformuojame pagal save, žiūrėdamas prieš veidrodį, taip, kad jūs atrodomėt patraukliai ir gražiai. Šios rankovės yra ne vien tik rankovės. Keičiant suknelės modelį, jos gali tapti labai gražiu aksesuaru. Vienas iš pavyzdžių, kurį aš Jums tuoj pat parodysiu, tai yra suknelė trumpomis rankovėmis. Rankovės galite panaudoti kaip dirželį aplink juosmenį arba surišti gražų bantuką gale. Štai taip atrodo Womi Casual paplūdimio maxi suknelė. Štai čia yra kaklas, kuris tampa topu, o štai čia yra ilgosios rankovės, kurios tampa gražia suknelės akcento dalimi. Štai dar vienas suknelės dėvėjimo būdas, kuomet suknelės kaklas tampa glaustinuke, kuri glaudžiai ir tampriai prilaiko suknelę, kad ji Jums nekristų. Šią suknelę taip pat galite naudoti ir trumpomis rankovėmis, tai yra rankovės ištraukiame, galite priekyje surišti bantelį. Ir jeigu norite, suknelę galite padaryti trumpesnę, tarsi turėtų sijoną ir bliuskutę ant viršaus. Šiuo metu suknelę esu apsivilkusi aukštyn kojomis. Kaklas yra tapęs sijonu. Sijono ilgį galite varijuoti pagal Jums norimą. Tai galite pasidaryti trumpą midi arba maxi ilgį. Rankovės galite rišti tiek priekyje, tiek gale, galite rišti šone, kaip Jums patinka. Lygiai taip pat galite žaisti ir su kaklu. Galite kaklą padaryti nugarą atvirą, galite kaklą padaryti atviresnį priekį, o galite ir atnuoginti pečius. Mielosios, Jums pristačiau tik tais keletą suknelės dėvėjimo būdų. Viskas, ko Jums reikia, tai Womi suknelės ir keletos minučių prie veidrodžio, kad atrastumėt savo mėgstamiausius ir patogiausius dėvėjimo būdus.